Sveiki visi, jūs žiūrite news247.lt kanalą ir šiandien vėl toks išpakavimas. Paketas nedidukas, keliavo jisai, biški gal netgi daugiau negu mėnuo. Keliavo Kinijos paštu ir iš tiesų jisai atkeliauti turėjo gerokai anksčiau su kita siunta su mano telefonu naujo, su Xiaomi Redmi Note 3, apie kurį galite ten pasižiūrėti, kuris atkeliavo per 2,5 savaitės ir buvo siunčiamas Singapūro paštu. Taigi, sekančią dieną, kadangi nebuvo tuo metu šio aksesuaro telefonui ir negalėjo jį dėti kartu, jį išsiuntė sekančią dieną atskirai ir štai koks skirtumas yra tarp Singapūro pašto ir Kinijos pašto. Gerai, tai darom, pasižiūrim, kas tai per aksesuaras. Aš video stengsiuosi ilgai neužtempti, kadangi čia labai daug parodyti nėra. Taip. Traukiam. Opa. Ten daugiau nieko. O čia aš matau, kad man pardavėjas įdėjo kaip bonusą plėvelę ekranui, kuri dėja, pasižiūrėkim, turi štai čia įlenkimą. Kuris klausimas, ar normaliai išsitiesins. Mėginsim dar išsitiesinti, tegu jisai pabūna, paguli. Aišku, dabar plėvelė pas mane užklijuota ir man tai nėra labai aktualu. Bet, aišku, vis tiek smagu. Smagu, kad gavau tai nemokamai. Taip. Ir štai toks aksesuaras, tai yra Note 2 dėklas silikoninis. Tai išsitraukiam. Taip, čia toks vaizdelis, kaip turėtų atrodyti telefonas jame. Labai gražus toks Note butaforija, graži. Dėklas pats labai minkštas, matau. Galinė sienelė yra matinė, dėl ko neslys ir vidus irgi yra matinis. Telefonas prie jo neprilips sustačius dėklą, tai yra labai gerai. Stipriai, manau, jo nepastorins ir turi štai tokius čia užlenkimukus, kurie gerai aptrauks telefoną ir neleis jam tiesiog iškristi. Manau, kad kažkiek tai telefoną jisai tikrai apsaugos. Taip, yra išpjovos tiek ausiniams, tiek infraraudonųjų spindulių davikliui, tiek mikrofonui. Ir čia lygiai tas pats mikrofonui ir micro USB. Uždėti aš jį taip iš karto negaliu, kadangi štai šitas vaizdas, kurį dabar matote, yra filmuojamas būtent iš Redmi Note 2. Aš turėsiu pasikeisti kamerytę, uždėti šitą dėkliuką ir jums tada pademonstruosiu. Taigi pasikeičiau kamerytę, štai mano telefonas ir mėginkime uždėti dėkliuką. Ar jis čia lengvai tilps, ar ne? Užsidėjo iš tikrųjų labai neblogai. Mygtukus spaust, šiaip nusispaudžiu netrukdo, nors šiaip, jeigu matysis, tai šiek tiek pasistorino visą tai. Kaip kai kuriuose telefonuose čia labai stipriai nesitapšnoja, nes turi tokį kantuką. Galas matosi baltesnis, matosi, kad tai yra dėklas. Reikėjo jau čia imti, gal juodas spalva būtų ne taip matyti, nes šviečiasi tamsus telefonas, bet čia visi nugaryti. Taip, laikosi rankoje. Šiaip geriau, aš netgi sakyčiau, galima vienu pirštu, viena ranka lengviau valdyti, nes jis šonai neduoda slysti tikrai irgi, nors silikonas, ir kas labai gerai, tai dabar štai kamera jau bus paslėpta ir jeigu padėti ant stalo, jau nebesibraižys. Kažkaip taip. Taigi, matom, puikus dėklas. Pardavėjas tas pats yra Hong Kong Goldway, galiu rekomenduoti. Puikiai pakuoja telefonus, puikiai
kaip matome, įdeda dar ir dovanų. Todėl nuoroda apačioj. Pirkau su telefoniuku, bet jo parduotuvėje rasite ir atskirai. Ir spauskite like, prenumeruokite kanalą, dalinkite su draugais ir iki sekančio kartą.